Sveiki. Ar ir jūs taip sėdite susilenkę? Jeigu jūs taip negerbite ir nemylite stuburo ir ilgą laiką sėdite susilenkę klaustuko formą, jūs savo stuburą žalojate dviem skirtingais būdais ir apie kiekvieną iš šių būdų noriu papasakoti šiame trumpame video. Tad pirmoji blogybė, pirmoji žala. Jeigu jūs taip ilgą laiką sėdite susilenkę, išnyksta juosmeninė lordozė, tai yra labai svarbus mūsų stuburo linkis ir jūs galite gauti juosmens išvaržą. Juosmens išvarža gali pasireikšti nugaros skausmu ir gali skausmas plisti į koją, gali atsirasti skruzdėlyčių bėgiojimas, gali atsirasti skausmo plitimas iki pat pėdos. Antroji žala, kurią jūs galite patirti, tai yra spondilolistezė. Jeigu jūs ilgai sėdite susilenkę, yra tempiami išilginiai stuburo raiščiai, kurie eina išilgai stuburo. Ir mūsų stuburas nėra pritaikytas ilgalaikiam sėdėjimui, ypatingai sėdėjimui susilenkus, ir yra ištempiami išilginiai raiščiai. Būtent ką daro raiščiai, tai jie stabilizuoja slankstelius ir atlieka stuburo stabilizacinę funkciją. Jeigu slanksteliai yra nestabilus, gali atsirasti juosmens skausmas, gali atsirasti ta pati juosmens išvarža su nervo dirginimu ir visais labai nemaloniais skausminiais epizodais ir skausmo plitimu į koją. Tad, ką jums reikia daryti? Jums tik tai reikia daryti vieną dalyką. Visą laiką nugarą laikyti tiesią visų veiklų metu. Ką reiškia pasakymas, kad stuburas visą laiką visų veiklų metu turi būti tiesus? Jūs turite, pamėginkite išsitempti, pilnai išsitiesti ir 10% atsipalaiduoti. Būtent tokia yra neįtempta, natūrali stuburo padėtis, kai nugara yra tiesi, bet raumenys nėra pernelyg daug įtempti. Ir išlaikyti tokią nugarą jūs turite visų veiklų metu. Tiek sėdint, tiek nešant daiktus, tiek keliant daiktus, tiek sportuojant, tiek keliant daiktus nuo žemės. Išlaikykite savo stuburą tiesų visų veiklų metu ir stuburas jums padėkos.